Vienas pažiūrim, pakalbėk. 1, 2, 3. Labas. Pasakyk, kur mes esame. Sveiki, mes esame Stasio Kudoko viloje Kaune, pastatytoje 1938 metais. Kur mes šiandien esam ir kuo ši vieta ypatinga? Tai mes dabar sėdim čia ant Art Deco foteliukų architekto Stasio daktaro Kudoko viloje, pastatytoje 1938 metais. Ir konkrečiai šiuo metu esame pagal jo 38 metų išplanavimą jo darbo kabinete. Nes tarpukariu buvo tokia irgi praktika paplitusi, kad būtent, kaip čia juos pavadinti, freelanceriais, gal dabar galima pavadinti, arba architektai, medikai, advokatai, jie gyvendavo savo bute ir turėdavo irgi bute, name ir turėdavo atskirą įėjimą priimti savo klientus. O tai tiesiog su tapkėm nusileisdavo čia į apačią ir galėdavo darbuotis su klientais. Tai čia irgi matom, kad ir spintos yra tarpukarinės likusios nuo 38 metų ir jos, manau, buvo nekam kitam naudojamos, kaip tik tais brėžiniams sudėti, papkėms, knygoms. Taip. O kuo ypatingas šis pastatas, šis pastato stilius? Nes aš tokių pastatų, sakykime, Vilniui, būdamas Vilnietis, nesu matęs. Kuo jisai savitas, ypatingas ir būdingas Kaunui, sakykime? Taip. Vilniui yra tarpukario pastatų, bet jų nėra labai daug. Ir matyt, didžiausia priežastis yra tame, kad Vilnius tuo metu tarpukariu buvo Lenkijos provincijos miestas, vienas iš didesnių, ir tenai aktyviai statybos nevyko. O Kaunas buvo naujoji sostinė Lietuvos, buvo didelis poreikis naujoms statyboms, plėtrai. Ir ta naujoji banga, visa būtent ir pastatai suklestėjo Kaune, buvo pastatyta, jeigu aš neklystu, apie 6000 naujų namų per 20 metų laikotarpį. Ir tame tarpe ir iškilo ir prabangių vilų, kaip ši, kurioje mes dabar esame, ir medinukų nuomai padarytų. Žiūrėk, iš tikrųjų, kaip mes čia atkeliavom, nesu buvęs šitoj Kauno vietoj daug kartų, iš tikrųjų matėm ir aplinkui daug įdomių, įspūdingų namų ir mes čia dabar esam ant tokio skardžio vidury, ne, šitas namas, šita vila įkurdinta. Taip, papasako gal trumpai dar šitą visą kontekstą Kauno aplinką. Kadangi Kaunas plėtėsi, carinis Kaunas buvo santakoje Neries ir Nemuno, ir buvo laisvo ploto ant kalvų. Tai Žaliakalnis, kitoj pusėje irgi, sakykime, Aleksotas, nes buvo draudžiama cariniu laikotarpiu statyti namus šalia fortų teritorijai. Tenai taip pat buvo likusi labai smagi, gera vieta statybai, tai naujieji statiniai būtent kilo šitose vietose, buvo mąstoma apie koncepciją tokią kaip išplanavimą, kaip miesto sodo. Na ir šitas rajonas yra vadinamas, tarpukariu buvo, gal tiksliau vadinamas, dabar gal nedaug kas ir žino, kad tai Radio kalnas, kadangi čia buvo pirmoji radio laida paskelbta transliuota iš Kauno ir čia radio centras irgi yra viršui. Aliu, Lietuvos radijas Kaunas. Čia būtent buvo šaukinys, kuris pirmą kartą nuskambėjo Lietuvos radijas, kada išėjo eterį. Tai šitas kalnas yra vadinimo Radio kalnas, kad dažniausiai sakydavo tarpukariu, kai einu į Radio kalną. Ir Kudokas pasistatė namą ant šlaito, būtent šlaite, ir matyt, tai galėjo jisai padaryti dėl to, kad kadangi buvo baigęs studijas Romos karališkoje architektūros mokykloje ir ten Italijai žinom, kad tai yra daug šlaitų ir jis kažkaip nepabijojo to iššūkio. Aš kaip mąstau, kad jisai galėjo žemę nusipirkti ganėtinai pigiai, čia pirko iš Busilų viršuje, kurie gyveno žmonės, bet turėjo iššūkį su statybomis, pastatyti būtent šlaitę namą ir namas gražiai stovi iki šiol.
Jo, aš dabar pagalvoju, pasakiau ant skardžio. Aš ten iškirpsiu bet kokiu atveju. Bet ant šlaito, jo. O tai klausimas, iš tikrųjų tai buvo tas, tokį namą pastatyti grinai dėl to landšafto iššūkių sunku pastatyti, privažiavimą? Aš manau, kad taip, be abejo, iš tikrųjų, nes vis tiek reikėjo šlaitą sutvirtinti, yra senelė vakarinė didelė pastatyta. Ir kažkaip reikėjo privažiuoti prie to namo. Tai architektas įsprendė uždavinį taip, kad į namą patenkama į garažą, kurį jis jau suprojektavęs buvo tuo metu, ir patenkama įvažiuojant į garažą, kuris yra antrame aukšte. Na ir taip pat čia buvo padaryti irgi tie laikini laiptai, jau seniai žmonės naudojosi, mediniai laiptai. Na ir jisai suprojektavo laiptus, būtent kurie susisiekė tuo metu susisiekė, tai vadinamo Alto gatvė su Vaižganto gatve. Padarė taip pat jo suprojektuoti laiptai ir labai primena Italiją ir iki šiol jie labai gerai išlikę. Taip pat šitie laiptai, kuriais mes atėjome. Dabar, kur atėjom. Ir taip Stasys Kudokas taip pat yra projektavęs ir Kauko laiptus. Tokie žymesni laiptai. Čia kauniečiai žino ir tai ir istorija graži. Tiesiog aš manau, kad jisai irgi kaip architektas, menininkas irgi savo kažkokį kėlė iššūkį, kad tai būtų neeilinis namas. O kaip mes, sakykime, architektas statosi savo namą, tai jisai labai stengiasi atsižvelgti, padaryti tai, ką moka geriausiai. Šiuo atveju gal jau čia buvo batsiuvys su batais. Nes galėjo sau leisti, nes uždirbdavo tikrai architektai tuo metu nemažai. Buvo ant bangos. Labai įdomus faktas iš tikrųjų, kad jie, nežinau, Kudokas čia grįžęs iš studijų, buvo 30 metais ir jis gavo tokius užsakymus, kur čia dabar Lietuvos architektai tik pasvajotų, gauti tokius didelius užsakymus. Pavyzdžiui. Kaip Karininkų Ramovė, vienas iš garsesnių pastatų yra jo. Karininkų Ramovė, bažnyčias projektuoti, nuosavus namus, vilas. Taip pat dar jis darbavosi, dirbo ir Kauno miesto savivaldybėje, architektas irgi. Ir jis taip pat iš tikrųjų, kaip pasakoja savo atsiminimuose, davęs yra interviu Amerikos balsui, tai jis sako, kad man mieliausia buvo dirbti Lietuvoje. Nes, sako, aš čia galėjau projektą vykdyti nuo eskizo iki baigto namo, baigto pastato. Na, Amerikoje, kada jam teko darbuotis, tai galima suprasti, kad buvo jau darbas paskirstytas, tai vieni ten architektai atsakingi, ten, nežinau, už vieną dalį, kiti architektai už kitą ir tik tai prie dalelės prisiliesdavo to projekto, o gal net tekdavo ir vykdyti kažkieno tai kito techninius užsakymus. Taip pat jisai dar dirbo ir savarankiškai, tai kada su lietuvių bendruomenės nariais darbavosi, tai statydavo bažnyčias lietuviškas, vienuolynus, mokyklas, tai tuo metu jau irgi darbavosi nuo pradžios iki galo. O tai gal yra čia kažkokio šito namo architektūrinių, struktūrinių ypatumų, kurie pavyzdžiui, kažką tai gali paminėti? Tai tas jo architektūrinis ypatumas iš tikrųjų tas, kad jisai techninis dalykas, kad jisai tikrai stovi yra šlaite pastatytas. Yra namo viena dalis, rūsys ir viena siena, rytinė siena, jinai yra 9 metrai po žeme. Kad tai yra labai daug iš tikrųjų. Tai irgi kažkaip reikėjo suvaldyti ir tą vandenį, kuris teka nuo šlaito. Taip pat, kaip ir minėjau, kad šlaitą sutvirtinti, kad namas gerai turėtų gerus pamatus. Na ir taip pat pati architektūrinis sprendimas, iš tikrųjų, tai irgi daug kas pamato šitą namą, ir kas esame buvę Italijoje, tai daug kam primena tai Italijos architektūrą, net Italijos kraštovaizdį, kadangi jis stovi ant šlaito. Ir tuo pačiu architektas daktaras Stasys Kudokas mokinosi Italijoje Karališkoje Romos architektūros mokykloje. Tai jaučiasi ir arkada yra, ir fontanėlis renesansinio tipo, ir saulė pradėjo šviesti. Tai tas irgi labai super. Gerai išlindo truputėlį. Dar kitas dalykas, kad, sakykime, galime irgi aptikti to vadinamo itališko modernizmo. Labai patiko man iš tikrųjų asmeniškai daktaro Vaido Petrulio mintis,
architektūros istoriko, kuris labai atidžiai nagrinėja Kauno architektūros istoriją. Tai jisai kalba apie tai, mini tokį dalyką, kad jisai Kauno modernizmą įvardina kaip itališką modernizmą. Ir Kudokas, Žemkalnis Landsbergis, kuris taip pat mokinosi Italijoje, padarė didelę įtaką tarpukario architektūrai, dabar kurią mes matome čia, ir taip pat labai daug galima surasti panašaus tipo kaip Kudoko šitas namas pokario architektūros, kokių 60 metų, tos pačios arkos pasikartojančios, kad neprofesionalas gal net neatskirtų, ar tai yra tarpukario architektūra pastatytas namas, ar tai yra jau pokario architektų padaryta įtaka Stasio Kudoko savo jaunesniems kolegoms. Prabangu taip turėti savo laiptinę. Taip. Na ir šitie laiptinė dabar, žinai, atrodo kaip daugiabučio namo laiptinė, bet reikia įsivaizduoti, kad čia buvo privataus namo laiptinė. Taip. Tai aš tai tą sakau. Vaikai lakstė, žinai, aukštyn žemyn. Nu. Tiuriuriuriuriu. Jo, tai buvo buto dalis. Taip, buto dalis. Tai gerai, mes dabar išeiname, ar ne? Jo, dabar mes išeiname į lauką, matom fontanėlį apvalų, tai jisai yra renesansinio tipo. Tai kodėl sakau renesansinio tipo? Dėl to, kad irgi tai renesansas labai smarkiai klestėjo Italijoje ir tikrai padarė įtaką Kudokai. Štai grįžta Martyna. Čia yra vietos gyventojai, ne? Vietos gyventojai, taip. Labai džiaugiasi gyvendama Martyno pastate. Ir kaip gyvenasi šitoj viloj? Gerai, fainai, labai man patinka. Labai patogi lokacija. Labai geri įspūdžiai, patinka gyventi name, kuris įtrauktas į paveldą ir dabar va jau UNESCO net. Tai... Nėra kažkokių daug apribojimų ir suvaržymų? Ne. Aš noriu paklausti, ar nesivaidena čia nais? Kartais atrodo, kad vaidenasi gal. Rimtai? Nežinau, čia taip ramu, kad kartais tikrai atrodo, kad gal buvo atvažiavęs. Turistos varstosi, bet jos šiaip realiai varstosi dėl to, kad skersvėjais praeina. Pas mus buvo apsistojęs Islandijos užsienio reikalų ministro, kuris daug prisidėjo prie Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo pirmaisiais metais sūnus su dukra. Tai jisai sakė, čia pas jūs truputėlį kaip Drakulos name. O ne? Aha. Jo, man yra taip sakė ir svečiai, kas pas mane ateidavo, tai irgi yra taip sakė, čia vaiduoklių namas ir panašiai. Tai buvo tokių komentarų, bet ne visi taip sako. Iš tikrųjų, išnaudojat šitą, tai, ką jūs turit, ar čia dažnai būna tik tai tokia svajonė, kad turėsiu savo kiemelį, bet čia stoliukas ir pasėdėsiu, ar mėgaujatės to, ar tai tampa rutina ir paskui jau net nepastebi to? Stengiuosi išnaudoti. Aš pati iš tikrųjų fotografuoju, gyvenu iš fotografavimo veiklos, tai vat čia nais atsivedžiau ne vieną porą, tai ir visiems jo labai iš tikrųjų patiko. Šitas yra renesansinio tipo apvalus fontanėlis. Jisai yra rekonstruotas, bet mastelis yra jo išlikęs vienas prie vieno. Na ir turim iš tikrųjų puikią panoramą miesto. Štai soboras šalia. Taip, ir iš viršutinių aukštų tikrai Santakos galas galėtų matytis Neries ir Nemuno. Va taip gyvena Kaunas šiais laikais. Sakyčiau, prabangiai. Dabar mes matom čia kampe skulptūrą, kuri vadinasi Motinystė. Skulptorius Pundzius padarė šį darbą ir Stasys Kudokas su juo bendradarbiavo
Taip pat statant ir karininkų ramovę, nes karininkų ramovė irgi yra ant pačio viršaus užkelta skulptūra, kuri vadinasi 3 milžinai. Ir karininkų ramovė pastatyta panašiais metais, kaip ir šitas namas. Tai yra, jeigu aš neklystu, irgi 1930 gal 7 metais, nu, kažkas apie tą laikotarpį. Čia atvirkštinės tokia, ne? Nuo išėjimo į įėjimą. Wow, ir šitie laiptai irgi suprojektuoti, minėjai. Taip, suprojektuoti architekto Stasio Kudoko. Ir ypač gražu, šitas namas yra įspūdingas bet kuriuo metų laiku. Kad yra grožis ir pavasarį, vasarą, rudenį, žiemą. Tai dabar mes irgi jaučiam artėjantį rudenį. Ir ypač kaip lapai pasidaro dar geltonesni, saulė prasiskverbia pro šviesą pro lapus, gaunam tokį labai impresionistinį vaizdelį, varteliai. Na ir čia šaudymo angos. Taip, likę nuo carinės Rusijos pašto laikų. dėžutė. Pašto dėžutės, taip. Prašom, išeikite. Taip, ateini svečius pas žmogų, žinai, Kaune. Aš žinok, iš čia kaip dažniausiai po ilgos pertraukos, kai grįžtu, atidarau tos vartelius ir aš pasižiūriu, man taip žiauriai gražu čia nais iš tikrųjų yra. Atsigauni, ne? Atsigaunu iš tikrųjų. Man labai grožis labai mane veikia. Tai yra nustatyta mokslininkų, žino, kad grožis žmonės bendrai paėmus labai pozityviai veikia. Aš savo net tokią misiją, kai savo susikūręs esu, tai jeigu trumpai, tai kurti grožį. Tai aš sakau, buvo tokia mintis, kad čia ateini ir kaip patenki kažkokį tai Alisų stebuklų šalį, žinai, kažkaip visiškai kitaip. Nu, ten viršui matome namą. Kaimynai statytas tarpukario Busilų šeimos. Busila buvo vienas iš švietimo tarpukario žinomų asmenybių. Na ir Kudokas pirko žemę būtent iš jų. Ir matyt, mažai kas galėjo įsivaizduoti, kad čia galima kažkokį namą pastatyti. Gal net ir Busilai pardavinėdami net negalvojo, kad čia statys namą Kudokas. Ir pigiai pardavė. Fegu įma, žinai. Taip. Kas karių nepaganys čia vis tiek. Nes tuo metu tikrai buvo galima pamatyti mieste ganantis, nežinau, čia gal ir ne miestas tuo metu buvo, ganantis karvės. Bet tai čia jau jie tai turi panoramą jau 100%. 100% panoramą, jo labai graži. Įėjime čia esame padarę tokį mini ekspoziciją atminti Kudokui ir jo žmonai Sofijai Kudokieniai. Čia matome pirmas stendas, tai skirtas namo brėžiniui. Labai įdomu, iš tikrųjų, kaip archyve buvau ir tie tarpukario brėžiniai, nežinau, yra iš 4 A4 formato failo. Nu, tas labai jie yra nedideli. Lyginus su dabartiniais, kurie ten, nežinau, užima kokie 20 cm storio būna. Papaišydavo taip gražiai savo, nu ir ką, stato namą. Čia vaizdelis apačioj dar kaip nėra namo toj vietoj. Čia va tas Busilų namas. Čia tas, kur viršui stovi. Taip. Ir mes čia parčiajom ir matome dabar, kad ten mediniai laiptai tuo metu dar buvo. Nu ir tuščias vaizdelis. Jis buvo vienas iš pirmųjų namų, kuris atsirado ant šito šlaito. Na, o čia va kita nuotraukėlė. Simpatiška graži nuotrauka, čia būtent kaiminio namo gyventoja Danutė Busilaitė su draugėmis pievoje 32 metais. O po kelių metų būtent šitoje vietoje iškilo Kudoko namas. Galima atkreipti dėmesį, kad viršuje Vaižganto 20 namas, jis yra taip pat plokščių stogų. Nėra uždengtas dar šlaitinis stogas. Kaip ir Kudoko namas taip pat buvo su plokščių stogu. Bet ir jisai ir dabar toksai? Ne, jisai dabar yra jau uždėtas vadžiam toksai stogas. Ir būtent irgi pasakoja kaimynas istoriją, kuris čia gyvena nuo gimimo, kad sovietmečiu, kada čia gyveno karininkai, tai karininkams sovietiniai kareiviai valė stogą ir bevalydami stogą su žiemos metu su tais lomais sugadino stogą. Prakirto taip.
Kiek čia tiesos yra, neaišku, gal yra, bet, nu, kažkaip vis tiek daugumoje plokščių stogų atsirado šlaitiniai stogai dėl lietuviškų klimato sąlygų. Kaimyno diplomato Klimo filmuotą medžiagą radau. Tai būtent irgi matosi iš Kudoko laiptai, labai graži tvora buvo. Stop kadrai padaryti. Jo, čia jinai su tokiais puošybos elementais buvo? Buvo su puošybos elementais, iš tikrųjų labai gražiais tokiais ardekiniais, fantastiniai elementai. Kas įspūdingiausia, iš tikrųjų, kad laiptinė yra autentiškai išlikus. Laiptai, durys, tai dabar durys, kurias čia matome, tai jos yra irgi faneruotė uždėta ant jų eglutės principų. Na ir labai irgi, kaip mes ten matysime ir spintas viduj, tos spintos irgi yra tokios šiuolaikiškos, kad man atrodo, šiuolaikiniai architektai kažką tai geriau ar daugiau nelabai kažką yra sugalvoję. Štai, čia yra pagrindinė patalpa, į kurią mes einam tiesiai pro duris ir atsiduriam jo darbo kambarį, kaip tu minėjai. Taip, atsiduriam jo darbo kambaryje. Dar matom tas autentiškas spintas. Galiu parodyti truputėlį, esame mes čia irgi radę šitame name gipsatūros, gipso, toksai grožis, detalė, kuri identiškai yra Kauno karininkų ramovėje Kunigaikščių menėje. Kaip ir minėjau, kad architektas Stasys daktaras Kudokas, jisai buvo vienas iš architektų, kuris projektavo architektų ramovę. Ir nežinau, arba jisai čia galėjo laikyti šitą gipsą kaip pavyzdį, kaip architektas parodyti savo klientams, arba galbūt kažkur šitam name jisai irgi yra kabėjęs. Šiaip spėjau, kad galėtų būti ir kabėjęs. Ant sienų gipsatūra, arba viršui ant lentynos ta vaza irgi rasta yra šiame name. Nu, ir mes tai naudojam kaip interjero detalės. Ir Kudoko tulpytės. Uno momento. Gerai. Vienas iš elementų, kad būtent tulpės Kaune labai buvo paplitusios. Kaip toks interjero kažkoks elementas. Kaip skiriamasis, galima sakyti, Kauno ženklas. Kolekcionuoju tarpukario baldus. Ir mano toksai hobi tapo profesija. Dabar restauruoju baldus žmonėms, renku, ieškau baldų, nes dabar toksai mainstreamas iš tikrųjų pasidaręs yra Kaunas, tarpukaris, UNESCO, visiems žiauriai veža. O kada pradėjau, tai buvo toksai underground, kaip punk rockas. O dabar tapo mainstreamu. Tai nežinau, čia gerai ir čia blogai, bet matyt, spiralė suksis toliau ir... Matyt, kad yra visai neblogai, nes būtų blogiau, kad žmonės, jeigu nesidomėtų, ne? Taip. Tu man dabar papasakok, ką mes matom šitam kambarį. Taip, šitam kambarį, ką mes matome iš tikrųjų, tai yra bufetas, ardekinis 1930 metų. Jisai nupirktas yra iš Šiaurės Lietuvos. Tai galiu daryti prielaidą iš tikrųjų, kad galbūt jisai atvykęs yra ir iš Rygos, gal nėra vietinių meistrų darbas. Taip pat patinka man menas, paveikslai kabo. Tie bufetai, jie tokie charakteringa interjero detalė, nes dabar foteliai, kėdės, stalai, būna indaujos, sakykime, kažkokios standartinės su stikliniam durelėm, ten sudėti indus. O tie bufetai, tu gali apie jų stilių biškai papasakoti. Dabar jo situacija iš tikrųjų yra tokia, jeigu paprastai kalbant, tai tokio bufeto, nežinau, mažai kas apsimtų gaminti, o dar kas mažiau sumokėtų pinigus tokius už tokį darbą, tokio meno kūrinio. Ir tas pats Ardeko jau pasižymėjo tuo, kad atsirado formos, aptakios, kubistinės formos, kas irgi padėjo ir buityje, ne? Anksčiau buvo truputėlį daugiau raižinių visokių, tai buvo nepatogu ir prižiūrėti, ir dulkėjo, dėl higieniškumo supaprastėjo viskas. Na tai irgi reikia turėti omenyje iš tikrųjų, kad gal ir tų daiktų
Na, aišku, nebuvo gal tiek per daug žmonėms susidėti kaip estetinis dalykas, aš taip įsivaizduoju. Tai va, čia turim radiją tarpukarinę. Čia Ciferblatė, galima ir Kauną surasti. Klaipėdą matome, Vilnių ir Kaune, kur tu esi Kaune. Aliu, aliu, Lietuvos radijas Kaunas. Čia būtent buvo šaukinys, kuris pirmą kartą nuskambėjo Lietuvos radijas, kada išėjo į eterį. Bet čia toksai padarytas šiuolaikinis miksas. Kad iš karto grotų tokią muziką, ne, tipo, čia jungiai. Taip, bet čia nais lempa irgi įdomi. Taip, šviestuvas yra irgi tarpukarinis. Baldai lempos yra mano rastos, jos yra kaunietiškos. Artefaktai surinkti mano pačio. Va šitą vagėlę vežiau irgi iš Rokiškio, atrodo, kažkur ten labai toli. Bet jin tikrai tokia kaip čia buvusi. Jin kaip čia buvus, taip, yra Monstera ir būtent tarpukariu buvo populiarios tokios geras. Jai nereikia priežiūros daug, jinai pati savarankiškai labai kabinasi į gyvenimą. Pakankamai aristokratiškos išvaizdos. Taip, jinai pati iš savęs labai atrodo iš prabangių džiunglių. Taip. Mes atėjome pro irgi eglės formos įėjimo duris ir čia yra išpildytos architekto darbo kambario durys, ne? Taip, spintos durys. Spinta. Labai geras iš tikrųjų jo dizainas. Panašaus modelio, mastelis tik tai skiriasi, bet architektūriškai toksai pats turi Nacionalinis Čiurlionio dailės muziejus. Buvo eksponuojama Žilinsko galerijoje iki rekonstrukcijos. Tai galim kilti tada į antrą aukštą, į Kudokų miegamąjį. Tai pagal išplanavimą pirminį, čia buvo Kudokų miegamasis. Ir taip pat, kaip jisai architektas statėsi savo namą, jisai labai gerai išplanavo geografinės kryptis. Čia yra spinta Kudokų miegamojo, o matom, iš tikrųjų irgi spūdingas yra dydis. Galima sutalpinti viską. Turim rūbelių tarpukarinių, įvairių įdomių. Taip pat rodau draugams labai gražius kailinius padovanotus kaimyno Busilo šeimos. Kaip darydavo, tai darydavo rimtus daiktus iš tikrųjų. Kad tas daiktas, kad jisai tarnautų ilgai ir kad nereikėtų ten jo kaitalioti. Čia labai spintelės simpatiškos, Kaune taip pat rastos yra. Buvo, žiūrėkit, pramastyta jau, kad įsidėti iPhone'ą. Čia pasikraut galima, čia skilutės, tik tai nėra. Gal pavadinam, gal tūkstą mobiliakas. Matot, kaip viskas, kaip jie į priekį mąstė smarkiai, kokie buvo futuristai. Prieš 100 metų praktiškai jau pagalvota buvo apie iPhone'ą. Taip, kur pasidėti iPhone'ą. Nuostabus parketas, ne? Taip, parketas irgi toksai matosi rinktinis, nes ąžuolas tokias turi raibuliuojančias skaidulas, matot, iš tikrųjų jo daug čia jis yra. Tai jis irgi labai yra kokybiškas ąžuolas parinktas. Na, ir čia matome vonę. Vonė yra dabar įrengta maždaug gal prieš 10 metų, šiuolaikiškas sprendimas yra padarytas, nes kaip minėjau, kad sovietmečių būtas buvo padalintas, namo vila padalinta į atskirus būtus. Na, žmonės kaip sugebėjo, taip jie gyveno. Kaip mokėjot, kaip išmanėt, taip ir gyveno. Dar iš tikrųjų reikia pasidžiaugti, iš tikrųjų, kad šitą namą buvo pamėgę sovietmečio nomenklatūrą. Čia gyveno vykdomo komiteto pirmininkai, pavaduotojai, nes gražus vaizdas, graži aplinka, gera lokacija ir prisidėjo jie taip pat irgi prie išsaugojimo. Tiek, sakykime, nebuvo patys, kaip sakyti, tie žmonės, kurie proto neturėjo. Norėjo gražiai gyventi ir jie tuo metu. Tai ir nelaužė. Gražiai gyventi neuždrausi, kaip sakė. Taip. Bet čia tai yra bomba, klausy, galėjo biškį dar uždegti, parodyti. Taip.
Čia yra su pakelimu, tai funkcionaliai padaryta. Pakelimas yra toks dekoratyvinis elementas, iš tikrųjų, aš tą, kur pažaidėm, paėmėm, tai čia yra iš pramonės ir prekybos amatų rūmų, tokia senelė yra Žemkalnio Landsbergio padaryta, autentiška, galėsiu persiųsti nuotraukėlę. Na ir vonia yra ant pakilos padaryta. Šiaip mums labai pasisekė, iš tikrųjų, mes kai būtą pirkom, tai čia gyveno jauna architektų šeima, kurie šitą sprendimą buvo sumastę, sugalvojo padaryti. Sovietmečiu vesdavo čia ekskursijas taip pat į Kudoko vilą, bet buvo priežastis, ekskursijos buvo tikslas parodyti, kaip buržua gyveno prabangiai ir kiek daug jie turėjo nenaudingo ploto. Kaip tai juokingai beskambėtų. Tikrai. Nes Kudokienė, pati Kudokienė buvo solistė, tai čia buvo ir scena jai padaryta, fortepijonas, ir tarpukariu žmonės mėgdavo rinktis į vadinamą 5 o'clock'ą, pabendrauti. Tai yra socializuotis, nereikėjo, nebuvo Facebook'ų, Instagram'ų, tai jie tiesiog susitikdavo, bendraudavo, kalbėdavo, dalindavosi naujienomis, žaisdavo stalo žaidimus. Taip pat tarpukariu labai madinga buvo irgi atėjo iš vakarų Europos, iš sostinių, iš Londono, iš Paryžiaus Azijos menas, japonizmas. Tai irgi viršui kaimynė tarpukariu gyveno Unė Babickaitė, kuri taip pat, mes senos nuotraukose matome apsirengusią kimono, taip pat parsivežus iš Paryžiaus turėjo irgi daug japonizmo kabėjo pas ją. Tai mes irgi pakabinom tokią japonišką graviūrą, kuri čia puikiai įsipaišo. Na ir čia yra irgi smalsus interjero dalykas. Čia yra, džiaugiuosi iš tikrųjų, kad man pavyko šitą rasti stalą. Jisai yra Jono Prapuolenio, žymaus tarpukario meistro gamintas rašomasis stalas. Na ir kadangi aš pats iš tikrųjų, kaip ir buvau užsiminęs, kad restauruoju tarpukarinius baldus, tai matau didelę vertę iš tikrųjų tam restauravime, kas dabar irgi pasidarė ganėtinai madinga, kad, sakykime, nenaudoti, neišmetinėti daiktų. Jis gali tarnauti iš kartos į kartą, kaip atsiminimas, kaip palikimas šeimos ir tikrai. Ir tuo pačiu dar jisai išsaugo pridėtinę vertę. Bet jo vertė nekrenta, o tai kyla su laiku. Na ir tikrai šitų namų ateitis tai laukia tokia, kad kuo daugiau laiko praeina, tuo jie tampa vertingesni. Nors labai keista iš tikrųjų, kad dar prieš metus dar man irgi teko pačiam čia ne per toliausiai pas kaimynus buvo nupirktas vienas butas, kuriame buvo išlaužomas parketas tarpukarinis, plytelės, tiesiog aš jau galvoju, kad tokių dalykų jau nevyksta Kaune, čia ypač po Europos kultūros sostinės arba po UNESCO paskelbimo, tai ir po dizaino miesto paskelbimo, bet pasirodo, kad dar pasitaiko tokių atvejų. Domėjimas Art Deco prasidėjo nuo šito liustro. Ir tokia istorija yra, kad pamačiau pas mano draugo močiutės bute šitą liustrą ir paprašiau, kad jisai parduotų man šitą liustrą. Bet jisai sako, aš tau parduočiau, jeigu tu pirktum čia visus tos mėgamo baldus, kur ten buvo mėgamajame. Ar man nieko kito nebeliko, kaip tik tai juos nusipirkti, tos baldus, nors aš nelabai norėjau pirkti, nes ten ir daug restauracijos mačiau reikia, kur aš juos dėsiu, tai paskui man teko juos restauruoti, tos baldus, ir taip atsirado, dar gimė meilė Art Decui. Ir aš kaip juokauju, kad pirmiausia nusipirkau liustrą, o paskui pagal liustrą pirkau nekilnojamą turtą. Taip nusileidžiame į
iš miegamojo vėl į studiją, ne? Taip. Šitoje nuostabioje vietoje mes turime pasidaryti mūsų šio pirmojo filmavimo iš Art Deco, iš modernizmo architektūros objektų. Turim pasidaryti atsiminimui nuotrauką, ar ne? Taip. Taip. Ir laukiame jūsų kitose turuose, kur atskleisim jau pačius slapčiausias Kauno Art Deco modernizmo vilas. Pačias slapčiausias kerteles. Kerteles, taip. Daug slaptesnės negu šita.